Jau čia supratau, kad ką beįmesi į Google linzą, net jeigu nebus jokios informacijos iš mūsų sklypo, kad čia yra vaistažolynas. Lietuviškai informacijos nėra. Paprastasis senojo lauko penkiapirštis, Amerikoje invazinis augalas, iš Europos tikėta, kad naudingas, galima valgyti. O kaip vaistažolės ieškojau lietuviškai nulis informacijos. Bet pasižiūrėkit, ir kaip aš apie tramažolę, kol nenusitručinau, nežinojau, kad nuodinga, nusitručinau ir sužinojau, nes informacijos nėra. Bet nusitručinau ir žalią snarglį išvalė, ir akis išvalė, ir viską išvalė, šiandien aš jau negersiu, bijau. Parašyta, kad tručizna. Dabar čia ar tručizna, nežinau, sako, kad valgomas. Žydys geltonai, kas įdomiausia, va čia žasinė dabar, lyg tai pražydo. Žasinė sidabražolė pražydo. Burbulis irgi žydė, visi vienodai jie žydė, va burbulis žydė. Ir, ką norėjau papasakoti apie penkiapirštį. Tai penkiapirštis yra nuo diarėjos, dar susigūglinau, kas ta diarėja. Čia šalia Durnavojo ožka, nes čia yra jų spotas. Šita vieta, jos iš čia nesitraukia. Čia būdavo po 10, po 20 kartų tą pačią vietą nuskuta. Čia vien vaistažolis. Vienu žodžiu, dabar neįskuta dobilus. Labai gerai, bus geras pienas. Oba, kai varo. Tai va, penkiapirštis pilnas jo griovys. Dabar pradėjau jau įtarti kiekvieną žolytę, kad tai yra vaistažolė. Google linzas padėjo. Nuo diarėjos, diarėja tai labai gausus viduriavimas. Tai jau iškart galima patarti žmonėm, kurie viduriuoja šito žolytės pagerti. Jinai į kanapę panaši vizualiai. Vizualiai į kanapę panaši. Nuo ko dar padeda kraujavimą sustabdyti padeda. Sako, kad užsiuva smulkius kapiliarus, priverčia juos užsitraukti, parašyta. Naudojo. Dėl to į Ameriką ir įvežė. Invazinis Amerikoje iš Europos. Lietuviškai ne vieno įrašo neradau. Nei Wikipedijoje, nei enciklopedijoje, nieko. Paskui, aišku, vėl visas sąrašas nuo diabeto, antiseptinis, nuo infekcijų. Vienu žodžiu galima, pabaigsiu durnavot su Veronika ir Nutrelė, galėsiu su šitu durnavot, arba ryte galiu atsigerti, pavyzdžiui. Viduriavimo problemų neturiu, kas turite, tai naudokite. Ką čia dar papasakot? Tai tramažolė, tai jūs rimtai atsargiai. Aš pirmą 2 stiebus pavariau. Paskui vakar vieną stiebą, tai nenorėjo įlysti į skrandį. Rūgštį, reiškia, didelę turi, ne tik metalus, mineralus. Dabar šitą žolytę irgi įtariu, yra vaistažolytė. Kas čia ta? Trukažolė. Čia vaistažolė kažkokia, bet palaukit, reikės nusifotkinti ir į linzą įmesti. Aha, čia vaistažolė. Greičiausiai. Arba ne. Aš man atrodo, kad čia vaistažolė. Gerai, grįžtam dar prie penkiapirščio. Sinkve foil. Galite patikrinti, ar aš nemeluoju, nusifotkinti iš mano video ir įmesti į Google Lens ir išmes. Google Lensas atsirado, labai nuostabus dalykas. Ir ten išsiversti galima. Jeigu nesuprantat angliškai, tą patį Google Lensą nusifotkinkit tekstą, įmeskit ir išvers. Tai va. Dar čia ištikimas žiūrovas klausia, kaip ta Veronika atrodo. Va, Veronika. Va, tramažolė. Šalia augdamos supanašėja tikrai. Tramažolė. Nepanašios jos gyvenime. Per kamerą panašiai atrodo. Reikia ožkai netrukdyti dirbti. Ožka. Maladėts. Šaunuolė. Va. Atradimas penkiapirštis. Bet aš kaip ir negaliu gerti, nes skystinimą geriu, kad geriau tekėtų. Geriau tekėtų. O čia sidabražolė. Jeigu jau nuroviau, tai reikia įmesti termosą. Jūs darykite, ne ten knygutėj perskaičiau, ar ten žolininkas patarė, pagal jausmą. Va dabar jausmas aš noriu sidabražolės šiandieną. Ir įsidėsiu. Ir rašo, kad ne tik nuo inkstų, bet ir nuo kepenų. Labai gerai. Ir rašo, kad tramažolė nuo kepenų. Ir rašo, kad Veronika nuo kepenų. Šaunu. O šitas penkiapirštis, jeigu jis nuo diabeto, tai jis irgi nuo kepenų, nes ten viskas yra viena sistema iš tikrųjų. Tai tiek, gerbėmieji, eisiu dar paskui dar baltą išsiaiškinsiu, kas čia yra. Ir į vaistažolę tai pranešiu. Iki.